Žiūrėk, parodyk. Baisiai, senukė. Kas baisiai? Ką padarys? Kas čia? Čia kirpau. Kirpau. Kur frenčas? Normal. Buvo, senukė Tu savariau. kam tu kirpai? Savariau, matai? Nu. Atlūžo man senukė. Aplūžo. Baisiai šį kartą, bet tai kiek čia aš laiko mėnesį nešiojau. Matai? Šonai tokie baisus, sakė, dar žolėse buvau. Na, tai už tai, kad Šitie kvadratas. nieko, matai? Gal ovalius dabar senukė padarysi? Sveiki, užsukę į kanalą, su jumis Rūta. Šiandieną iš pokalbio galite jau, kas žiūrite mano kanalą, suprasti, kad pas mane svečiuose mano draugė Jolanta ir aptarinėjome pradžioje, kaip atsilaikė jos manikiūras. Šiaip dangant nagučių atsilaikė gana neblogai, atšokimų nuo odelių pusės ar kažkur didelių po danga atšokimų nėra, tik ant didžiojo piršto, dešinės rankos didžiojo piršto buvo šonis įlūžęs ir jinai nusitrumpino ilgį, nusikirpo. Šiaip tai nėra blogai, geriau pačiai, jeigu kažkas atlūžė, geriau pačiai nusitrumpinti ar nusidildyti ar nusikirpti, negu paskui laukti, kol kažkur užsikabinsim ir nusilaušim tą nagą su didesnėmis pasiekmėmis galbūt. Ir šiaip nieko tokio visiškai, kad jinai nusitrumpino, tačiau, man reikia pamoralizuoti, nes, negaliu leisti atsipalaiduoti, kad netaupytų mano darbo, nesaugotų ir dėl to taip atseit griežtai prižiūriu, kaip sugrįžta pas mane rankos, iš tikrųjų, man jokio skirtumo, žmonės nešioja kaip išeina, nesėti prie kažkur tai ištiesę nagų, o dirba darbus ir kai kurie manikiūrai geriau atlaiko, kai kurie prasčiau, tai nieko čia tokio. O jeigu tikrai pastebiu, kad kažkur kažkas nelaiko, tada analizuoju, žiūriu, ką prieš tai, kokiomis medžiagomis dengiau nagą ir, jau beveik žinau ant kiekvienų savo rankų, artimų žmonių rankų, kuriem atlieku manikiūrą, ką reikia padaryti, kad danga geriau laikytųsi. Jolantai, pavyzdžiui, danga geriau laikosi tada, kaip mes laisvai kraštam laminuojam, sustiprinam arba geliu, arba poligeliu. Ir tai ypač reikalinga, kai būna kvadrato forma. Ant ovalo formos šį kartą palikau truputį dangos, tai ir dengsiu nagučius geliu, tai nestiprinau to laisvojo krašto. Jinai atostogaus, ruošiasi atostogom kaip tik, tai galbūt nebus tiek kontakto su nagais ir tikiuosi, kad danga atsilaikys ir be papildomo dar to stiprinimo, tvirtinimo. Dabar jau kaip jie garsinu yra praėję maždaug 3 savaitės, tai aš žinau, kaip atsilaikė nagai, kol kas viskas laikosi, viskas gerai, danga neatšokusi, buvo prie jūros, poilsiavo, buvo nemažai kontakto ir su vandeniu, bet kol kas viskas laikosi. O galutinį tą vaizdelį pamatysime, kaip sugrįš, vėl galbūt turėsiu progą pamoralizuoti, o galbūt net nebus ką moralizuoti. Tai pirmiausiai, kaip matėte, nuėmiau buvusią dangą, nenuėmiau visos dangos, šiek tiek palieku maždaug, kad liktų bazė ir jeigu nėra atšokusi medžiaga, netgi gali likti ir gėlio ant laisvojo krašto, tada pašiaušiu ataugusį natūralų nagą, pakeliu žvynelius, kad būtų geresnis sukibimas bazės, kai tepsiu bazę kaip pagrindą. Tada apdirbu odeles, nuvalau kutikulę esančią po odelėmis ir šonuose. Kutikulę nuvalinėju ir odeles atkilinėju maždaug kaip frezos greitis yra apie 17-20 tūkstančių apsisukimų ir kai dešinę pusę apdirbinėju, tai freza yra įjungta reversu, o kai kairėje, tai jinai yra įjungta forwardu. O sumažinus apsukas, tada su 5 mm diametro frezos antgaliukų rutuliukų nuimu, nuvalau atkeltas odeles. Man asmeniškai labiau patinka 5 mm didesnio diametro tokie antgaliukai ir
čia yra grinai, asmeniškai kiekvienam pagal patogumą, kaip kam patogiau. Man patogiau dirbti su tokiu didesniu rutuliuku, kitiem patogiau yra dirbti su mažesnio diametro frezų antgaliukais. Taigi, reikia bandyti ir pasirinkti tai, kas patogu jums. O nuvalius odeles išvalau visas dulkes ir nešvarumus, tai kas liko po odelėmis ar šoniniuose vėlinėliuose. Tai yra svarbu padaryti todėl, kad neprisiliestų paskui, nebūtų kažkoks nekišotų atplaišėlė ir neprisiliestų medžiaga, kurią mes dabar tepame, tiksliau ne dabar, dabar jūs matote, bet eigoje vėliau tepame ant nago, ir kad neprisiliestų ir nepabėgtų mūsų bazė ar gelis po odelėmis, nes vieną kartą nubėgęs jisai toliau turi tokią savybę vis ten bėgti, kiek mes bevalytume. Man būna taip, kad jeigu man vieną kartą pabėgo jau po odelėmis, aš pabandžiau su apelsinmedžio lazdele nuvalyti, lyg tai ir nusivalė, tačiau lieka tenai ta lipnumas, dispersija, tas slidus kažkoks paviršius ir atrodo pataisai, nuvalai pagaliukų brūkštelni, bet vis tiek medžiaga jau turi savybę vis bėgti ir bėgti po odelėmis. Tai tokiu atveju aš geriau paimu visiškai su spiritu, ar su dezinfekciniu skysčiu. Nuvalau visą medžiagą, kurią aš dėjau, gerai nuvalau visą lipnumą ir iš naujo vėl tepu ją. Geliai ar bazę, su kuo dirbate, su kokia medžiaga dirbate, aš tepu tokiu principu, kad pirmiausiai padengiu visą nago plokštelę plonu sluoksniu, vėliau prie odelių dedu didesnį medžiagos lašą ir tą lašą paskirstau nuo odelių pusės link laisvojo krašto. Tai padarius nagutį apverčiu, leidžiu lašiukui susicentruoti nago viduryje, pataisau, jeigu reikia kažkur plonu teptuku. Ir kai būna tvarkinga, taisyklinga architektūra, džiovinu. Tai dabar bekalbant, mes jau perėjom prie lakavimo ir prie dizaino. Tai kadangi vasara jūra pasirinko tokią ryškią spalvą, dėja pasirinkimas nebuvo man labai pasisekęs dėl to, kad tai lakas Royal Nails, man atrodo, firmos lakas, kuris turi savybę labai pabėgti nuo odelių ir nuo laisvojo krašto. Tai atrodo, kad ir tepiau prie pat odelių ir padėjau savo ploną teptuku, tačiau vėliau matysis, kad atrodo, kad prie odelių nemažai atstumo ir kad net lyg ten ir netepta laku. Kartais sako, kad lakas bėga tada, kai nebūna nuimtas lipnumas nuo medžiagos apačioje esančios, tačiau aš lipnumą tikrai nuvaliau. Paprasčiausiai tokia lako savybė. Tai kaip dizainą padarėme tokį simbolinį, užklijavom po liptuką vieno nagučio, perdengėm topu, pamaitinom odeles odelių aliejumi ir štai tokį rezultatą turime. O jums noriu priminti, kad aš nesu profesionalė, tai yra labiau pramoginio pobūdžio video. Dėkui, kad žiūrėjote, susitiksime kitą kartą. Iki.